Kur dar geriau pajausi baikos vaibą? Tik grįždamas į pradžią. O, galėčiau taip visą dieną. Kažką reikia papasakoti, ne? Ne, be reikalo čia atvykau. Tai gal susirandam atokesnę vietelę. Tai ką, trečioji diena, liko 153 km iš Druskininkų į Vilnių. Tai, nu jo, papuoliau koncertą. Tai gal negaištam laiko ir tiesiog pasižiūrim kaip koncertą. Gero užduoti. Nu ir ką, ir trečia diena, bet šiandien jaučiasi biški. Ir keliai, ir dupce. Tai bus matyti. Kažkaip reiks datempti kibinius. Laukia pusrytėliai. Nėra kur dviračio pastatyti. Dobra, be streso, nieko nepaliksim už savęs, išvažiuosim į suvalgyti visą košę. Nu, faina, kol buvau Tūlikė ir visi išvažiavo. Ir dar valgų išsijungė, tai dabar turiu laukti, kol apsiaplaudins. Nu, tai žodžiu, bus baby baika. Matai, va būna, kai daug žmonių, o Tūlikas tik vienas. Va, Galiorka sudarė traukinuką. Čia. Bet priekio dar nesimatė. Gerai toksai angeliukų virškinimo. Mūsų traukinukas. Varom kaip turi būti.
Rimui, gal į traukinuką? Ne. Smagiai metaužam. Vat man tas antras žodis labai nepatinka. Mašina. Pirmas labai fainas, smagiai, antras daug. Nu gerai. Daužam, tada Tai susitiksim Vilniui, reiškia. Ja. Nu ką, kem 6 kilometras. Biškai didesnę šaiką pasivijom. Važiuoja panašių tempų, tai žiūrėsim, gal su jais važiuosim arba lėksim. Jakia? Oho, traukinukas juda, visi pasikeisdami. Varom. Jau matosi prieki didelė šaika. Tačiau su jais truputį pailsim ir arba stojam, nes jau PM5 nuvažiuota ir važiuojam toliau. Nu ką, ir atvažiavom? From zero to hero. dabar galim pavalgyti. Nu ką, jau Varėnui atidaužėm 60 km. AVG 28 gavosi. Visiškai nebuvau pasiruošęs tai daužyklai. Tai geliukai viskas buvo į kuprinę sudėta. Tai va, paskolino pavaišino, tiksliau mane sysu. Dar po to išsitraukiau šiek ne taip iš kuprinytės sneakersų. Sustavėm parduotuvėj, tai bananiuką, spraitą, dar spurgytę tokią suvalgiau. Ir dar kolega davė druskos, nes jau biškį pradėjo keliai jaustis, tai ne mano tempas, nebuvau taip nusteikęs, bet pasivijom vieną iš pirmaujančių grupių, tai viskas neblogai, žodžiu, varom toliau. Nu ką, traukinukas pajuda? Mes jau stipriai nebekaposim. Tai gerai. Įrengtom čia jau turbūt pačinį. Labai malonu girdėti šitą, nes jau prisikapojom gerai. Šakės. Nu va toks va, traukinukas atsilikdė nuo Varėnos. Varom, kiek čia mūsų 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 žmonių. Čia dar linguojantis.
Gal jo, ne visi iš karto. Po vieną vos ne. Netestuoti ten. Galimybių. Nu, bent jau. Oho. Bomba, čia tas pats šaltukas, ne praeitais metais? Valgykime, mes iš jų neišėjom. Kodėl reikia fotografuoti? Sako, geriau Tai 100 kilometrė išsidaužė mūsų grupę. Šoko vienas į priekį, 33 atsuko. Dar laikiausi ir po to, žodžiu, subirėjom. Čia dabar susiskaldė, kas po vieną, kas po du. Tai nežinau, gal tas 50 ir pabaigsiu ramiai. O gal dar susirinks tą grupę vėl. Nuobodė škarpa, mažutų kvepia, šmirra tiksliau. Fu. Ir tokia tiesi nuobodi saulė kaitoje. 100 km, rūdininkai ir didelės grupės stoja į Norfytę. Ir mano grupiokai jau atvažiavo. Nu, sveikutis! Tai kaip tau ten ryte sekės? Padarai, ką reikia? Padariau. Bet po to dariau didelį darbą. Turėjai biškę atidirbti, ne? Kosmosas, su tokia grupė daužėm. Tarsme, nu tikrai kosmosito tam buvo, wow. Tai mes... Iki pat šiandien, va, daužėm. 100 km daužyklos. Bet šiaip smagiai ten lėkės traukinį, tai ten lėki kaip fūra, baika fūra. Turim naują grupę, tai šiandien lengvai pabaigs. Turim palydą.
Taip, bet šities. Ui, degina. Čia turėtų važiuoti. Čia biškį nudėjau. Aš turiu, aš viską, šiaip ir pleistrą turiu, ir nuo skausmo tablečių turiu. Gal net ir nuo skausmo tabletę galėtum iššauti. Dėl viso pikto. Kaip nuo uždegimo, kad suveikti? Turėjai ibupromo tokio, ar man ryte darė? Ne, turiu. Ramungas viskas atlaikė. Nuo pala dar nevažiavom. Pasižiūrėsim. Bent jau vizualiai, žinai, viskas turkoja. Kur pasirūpėnės pasinės? Kraujo duodi klausimas, narkotikus, ypač injekcinis buvo. Na, jo. Kraujo duodi būna klausimas. Čia praplyšo, bet nu nieko. Ne, tai naudot galima bus čia pasisiūti. Va, taip ir palaikyk. Gerai. Kiek turi davęs? Kiam kažkelis kartus. Tuo pačiu galima ir bananų. Jo, dabar jau žinau, kad įstatyk viską, ką tik tai nori. Bet gale nėra per sunku susidėti. Ne, žinokit, labai smagus tempas. Gerai, super. Viskas labai čiki. Nu, čia tai iš viso. Linka tik gerai. Na, dar oktiseptą išsiėmiau, kaip tik šiandien vakar važiausi visą dieną. Daugiau nieko nereikia. Nu, dezinfekuot. Bandom važiuoti toliau. Nes dešį turbūt plaktelė suka. Jo, ant kalno, palaukit. Palaukit ant kalno, reikėtų. Ai, pala. Ai, tu basom eisi, kaip tu ateisi? Nu, šiaip įmanoma. Manau. Nuvažiuoti manoma, bet ar pirmingai? Nu, ja. Tai kaip mes, kai pradėjom važiuoti, tą ir tas bišas, kur nuo laiptų vertės, nežinau, matėt ar ne. Ne. To Mikolaiko tiltelio, kur buvo. Ai, pats pirmas, ne? Buvo ir tas, kur varė dėdukas pro mus visus. Tai jis bandė nuvažiuoti nuo tų laiptų. Ir dar Palaukit, negali lygą nusimti batai nuo pedalo, dėl atsisuko plaktelė. Leka, tai sunkiai bus. Kur tu buvai? aš kibiną valgiau trakuose. O aš nusirašiau. Nusirašėjai? Mhm. Lefta čia buvo. Kas čia vyksta? Pritryniau ratą. 35 greitis buvo ir, karočiui, skridau nuo dviračio priešingai eismo juostą. Bet viskas, nu, vat, čia. Ir, nu, biškį pėdai, nes ant pėdos dėjau. Žinau, kad ratas užsiblokavo. Ne, pritryniau į kitam į ratą. Ai, pritryniai? Kiek visą reikėjo? Pradėjau likstarą gaudyti. Karočiui, žiūriu, kad jau pėsda tada koją ant žemės dėti ir viskas taip pasisuko, žinai. Ir čiuošti su visi dviračiu. Ne, fu. Gerai, kad pavartoju šitą žodį, taip. Galimai. Man atrodo, šiandien tai, kad jau radau kamerą, tai pasinaudosiu progą ir tarsiu kelis padėkos žodžius. Tai pirmiausia, noriu padėkoti savo pirmos nakties kambariokams, tai Simui ir Rokui. Ačiū, kad buvo rami naktis, kad gerai pailsėjom, neraugiam, neperdėm, neknarkėm, žodžiu, puikiai išsimiegojom ir galėjom startuoti. Taip pat noriu padėkoti 3 Espresso hebrai, kurie puikiai pavežė pirmąją dieną, tai Kasparui, Dainiui ir Mariui. Taip pat noriu padėkoti savo antros nakties kambariokams, tai Domiui ir Donatui.
puikiai praleidom laiką, atsipalaidavom maksimaliai ir spėjom ir pailsėti ir labai šauniai atidaužėm antrą dieną. Tikiuosi nepervarginau jūsų su savo tempu. Taip pat noriu padėkoti trečiosios dienos mašinistui Elvinui, kuris žiauriai gerai atidirbo ir susikūrėm grupelę nuo pat pradžių tokių vėluojančių ir tikrai neblogai šovėm į priekį ir pabaigėm trečią dieną pagal planą. Taip pat ačiū Justinui, kuris antrą dieną paskolino vaško grandinį ir mano chebra, su kuria važiavau, taip erzinančiai necypino grandinių. Ir žinoma, viso šito renginio pačiam pačiausiam šito gravelio krikštatėviui Giedriui Čienkui. Ir žinoma visai komandai, kurie jam gelbėjo, medijos vyrams ir taip toliau. Nežinau, Giedrius tai, ta prasme, tai yra mano mūza, mano įkvėpėjas, žmogus, kuris sugebėjo sujungti sportą, aktyvų laisvalaikį su reivu ir leidžia tau pasirinkti, kurioj tu daly nori būti profesionalas, ar sporte, ar reive. Tai žodžiu, pats didžiausias ačiū ir be galo laukiu kitų metų, laukiu vėl baikos, aišku, vėl važiuosiu baby baiką, nes labiau mėgstu chillinti, o ne daužyti. Ir ką padarysiu kitais metais, tai tikrai susirasiu šaiką, su kuria visas dienas laikysime tempą, savo patogu ir nereikės ten mėtytis, ieškoti, bandyti, žodžiu, pasidaryti visą 3 dienų planą ir savo ramiai varyti. Tai va, ir ką, ačiū visiems, kas žiūrėjot ir susitiksim Velopike. Ate. Būtinai. Ekspresas 113 km išsitaškė. Jo. Kritai? Jo, ratą pritryniau priekiai važiuojančiam ir karočiai priešpriešą skridau su dviračių pulveršiais. Nu, bet... Nu, biški. Plius 30, ten su kapeikom važiavom. Kažkaip nusukau žvilgsnį, atsisuku, žiūriu mano ratą. Mano ratą žiūriu jau žvaigždžių blokę priekyje. Ir viskas, bandau gaudyti. Ir matau, kad jau virstu koją nuo pedalo ant žemės ir tada dviratis į orą ir pats visas. Ačiū. Eisiu irgi pasiimti. Sakyčiau, kad pakankamai viskas laimingai baigėsi. Čia vat biški alkūnė nubrozdinta, kelis, čia biški gal ranka, čia biški klubas skauda, bet net nepraplyšo, tai reiškia nieko baisaus. O labiausiai tai koja buvo, nes, nežinau, ar dėl to, kad ją dėjau, nyktelėjau kažkas tokio, tai labai skaudėjo koja, bet kažkaip prasilankstė ir visai viskas gerai. Bet šiaip kompanija žiauriai gerai iškart sustojo padėti, ten pleistriukai, žodžiu, žaizdą paplovė su vandeniu, dviratį atitiesino dviračių, tai sėdynė susisuko, bet aš dabar žiūriu tą sėdynę, tai kažkokių didelių apdaužimų nematau. Vairas susisuko, tai, nu, vat, turim rankinėlės nusibrozdino, šitą irgi va visa nusibrozdino. Vairas, va čia visa vairo apsauga,
Ir pedalas, o pats rėmas, tai nieko neatsitiko. O kam įdomu, kaip jaučiuosi jau praėjus 3 savaitėm po kritimo, tai, žodžiu, radau dar ant klubų mėlynių, šašų, bet jau visi šašai nukrito, koja sugijo, 2 savaitės šlubavau, tai negalėjau net minti dviračio, bet dabar jau galiu važiuoti ir bandom ruoštis velopikui. Tai tiek, žodžiu, gyvas, sveikas ir pasiruošęs toliau jūs džiuginti.